rytas. Šiandieną lekiam į Montenegro aukščiausią kalną Zlakolatą. Iš Albanijos pusės Valbonos. Bus smagu. Ką, pusrytukai paruošti. Pavalgom ir lekiam į trasą. Trasa nusimato, reikia eiti tenai, čia į viršų, į slėnį ir toliau nežinau. Na ką, tokiu į Zlakolatą. Į Zlakolatą, pažiūrėsiu, kaip man ten gausis. Kaip tai dainikiai. Čia kelio pradžia, tokia mašina. Ir lipame į kalną. Turiu kažkokių žmogelių priešais mane. Jau tikslas yra pasivyti. Iš tikrųjų nemačiau, kur jie nuėjo. Greičiausiai, kad ten, kur aš. Turime pirmą 4 vaikinukų grupę. Kad žindavom, iš kur jie. Pasivysim. Paklausim. Pirmą kartą sutikau vaikinukus iš Švedijos. 5 vaikinų grupė. Jie keliauja į Gusaniją. Tenai išmiegos. Ir paskui jie eis į Tetą. Yeah, of course, we are talking about you. Hello in Sweden. Hey. Tai va, pasisveikinau su savo naujais Švedijos draugais. Ir keliavom toliau į savo. Mes einam iki viršaus, jie eis į kairę į Gusaniją, o aš eisiu į dešinę į Zlakolatą. Hey do, guys. Čia yra švediškai viso gero. Vyrukai pasiliko smulkiai pertraukėliai, o aš lipu toliau. Pakol kas statumas nelabai didelis, bet va, vinguriuotai lipame į kalną. Tai kažkur tai nuo pat pradžių taip ir einasi toks statumas. Lipu pavėsiu, labai smagiai lipasi. Nežinau dar kiek einu. Aš kiek tai einu. Dabar pažiūrim dėl įdomumo. Kiek mes einame. Mes einame 40 minučių nuo mašinos. Tai kokį pusę valandos lipu, va tokį statumų yra. Švedai dingo kažkur ten. O, koksai dėžas. Matot? Čia tas žalės toksai. Va jie ir kelia triukšmą va čia. Matot? Ne? Žiūri mane. Jis nieko nebijo. Bėg toliau. Kaip yra tokiu va takuko lipant va kaip dabar va, ne? Labai daug yra šnabždesio ant kelio. Tai neįsigaskit, čia daugiausia tai yra driežai. Yra ir gyvačių keletą. Jo, bet stebėkit taką ir viskas. Svarbiausia, kad ant gyvatės neužlipti. Šiaip nėra jų čia daug labai. Užvakar vieną mačiau tik tai. Šiandien dar ne vienos. Mane veisit porelė. 3 žmonių. Ir važiuokit, koks sukilimas iš karto. Per valandą laiko. Neturiu laiko sustoti. Nenori ką pasivyta. Lekiam greičiau. Nu, sveikas. Šuniukas ir porelė. Leisiu juos parlenkti mane. Kuris yra? O, labas. Prancūzų porelė su šuniu. Jie eina visai kitaip ir jie greitai lekia. Aš neskubėsiu šiandieną, nes kelias ilgas, o jie ten eina iki tokio vieno sukilimo ir atgal. Lengvesnis kaikas. Tegu skuba. Nelenktyniausim. Žiūrėkit, mišką praėjęs atsiveria koksai vaizdas. Nu, čia tai gražu. Žiūrėkit. Per kamerą turbūt nesimatys, bet
Labai daug musiukų visokių, skraidančių visokių gyvūnėlių. Begalė daug. O, ant kelio kažkoks tai kirminukas. O šalia bato. Neužmynime. Viskas gerai. Einam miškučiu. Dar nedaug. Dar tik tai 1,5 valandos kelio prakopėme. Ir dabar miškiukai išėjus atsiveria kalnai. Ir palei viską turėčiau kažkur tai bandyti kirsti tą kalną. Tuoj pažiūrėsim, kur ta kelias veda, į kairę ar į dešinę. Kairiau. Kairiau. O, greičiausiai va ten į tą tarpeklį lysim. Nu, pažiūrėsim. Greit pamatysim, kur ten einam. 2 valandos kelio. Ten apačia yra šlaitas, ne šlaitas, ten apačia yra mano mašina. Ir pirmas užkopimas toksai didesnis. Kur mes einam? Mes einam ten toliau, į šitą vietą. Blemba, kaip fainiai. 2 valandos kelio. Kiek nueita? Vėl nežino. Bet čia dabar tos 2 valandos buvo vis sukilimas ir sukilimas. Dabar, kiek įsivaizduoju, va tenai. Praeisim ten ir ten turėtų atsiverti tas Zlako Lata. Ten dešiniau Zlako Lata bus, o mes eisim į kitą pusę. Einam, pažiūrėsim, kas ten darosi. Žiūrėkit, draugai, kas vyksta. O vyksta perimas per sniegą. Vasarą einu per sniegą. Sniego, aišku, nedaug, bet vis tiek plep per sniegą. O, viskas. Einam tenai. Štai, 3 valandos, 7 kilometrai. Esu ant susijungimo. Tenai iš Montenegro ateiti. Tai yra, va toj pusėje iš Montenegro, o mano kelias eina va tenai va. Ten matau keli žmonės. Yra šansų, kad eisiu. Iki Zlako Latos. Gerai, reikia atsigerti vandens. Nusipelniau 3 valandas. Pusę valandos greičiau negu maniau. Beliko 3 valandos į viršą. O po 3 valandų damušim savo pirmą buteliuką. Už tuos 7 kilometrus. Ir 3 valandas hikingo. Čia Montenegro. Va ten esu buvęs. Čia Zlako Lata. Irgi esu buvęs. Tenai Valbona. Irgi esu buvęs. Sankryžoje esu. Kadangi aš vienas pats, tai atsargiai per tuos kalniukus, o čia plunk, galėjau prasikaberioti. Su grupė tikrai neįsiu. Eisim biškį aplinkui. Ne, daug čia. Ir dabar galėjau eiti aplinkui, bet, rodė ten keliuką, kur aš ėjau. Ir ėjau to keliuku, tai visada geriau išbandyti pačiam, kur yra sunkiau ir kur yra lengviau. Tai jau, hebra, eisim lengvesniu keliu. Pažadu. Štai ten mano veda kelias. Štai ten kažkur viršui. Zlako Lata. Yra ir tokių vietelių, kaip reikės pasikaberioti.
atrodo. O čia į viršų dar. Kaip reikia kaberiotis. Opa. Pasilaikyti reikia šiek tiek. Nėra čia taip, kad pavojinga kažkas smarkiai, ar da kažką tai. Bet reikia atsargiai. Kaip atsargiai visada reikia būti kalnuose. Bet kurioje situacijai. Nes menka klaida gali, arba pokštas gali daug kainuoti. Žiūrėkit, kaip. Čia atrodo nieko tokio, bet toks palipimas yra biškutė. Smagus. Yra, einama toliau, toliau. Hop. O ten reikia atsidurti mums. Nes iš ten paskais, kaip tik žmonės, matot geltoni. Vienas. Einam pas juos. Viršui kaip ir gerai. Nėra. Ir pakol kas ant mano tako irgi sniego nėra, kaip irgi labai gerai. Viena vietoje buvo ten, bet buvo apeiti galima. Tad blemba, kačių vėl neturiu. Kaip ir įsi. Bet nieko, bandysim kaip kačiukas užsikabiriuoti ant kalno. Tik ne ant Vysį šį kartą, o ant Lako Latą. Einam. Žiūrėkit, mano kolegos, prancūzai, sulakstė iki viršaus. Čia dar kokį 20, grubiai kokią pusę valandos kelio kažkur tai. Ir šaunuoliai. Bet jie, kaip sako, mes mėgstam bėgioti. 47 ir 42 metai. Nu, tai jie dar gali bėgioti. Aš jau nebenoriu bėgioti. Aš noriu lengvai. Avaš. Šaunuoliai. Prancūzai. Au revoir, guys. Viršui, sakė, yra 2 kiniečiai. Einam, pažiūrėsim, kas ten per kiniečiai. Nu ką, tik įveikiau šitą sniego atkarpą. Normaliai. Dar turint ladą įsismeigti dėl nuslydimo pavojaus labai yra nesudėtinga. Tikiuosi, tai didžioji apkarpa sniego. Nu ką, einam toliau. Nu va, kinietis. Hello! Nu va, užlipas ant kalno turiu 2 piliečius iš Kinijos Respublikos. From China. No problem? No problem. What's your name? My name is Guo Qiangni. Guan Chani. Yeah. Hello. Yeah. What's your name? Jian. So? Jian. Jen. Yeah. Jen. Nice to meet you. I'm Ben. Ben. Oh, Ben. Oh, nice Yeah. to meet you. Wow, you. How old are you? 60s? Sorry? How old are you? 65. 55. Oh. Yeah. You? 49. 49. Oh, you're very young. Okay. Make picture with you first. Yeah. Okay. Nu ką, biškį pailsėjau ir lekiam toliau, atgal. Žiūrėkit, ten yra tas miestas Montenegro, o ten va vieta, iš kur aš atėjau, ten slėnis, Valbona. Ten kažkur tai yra Tetas. Gerai, smagiai pasibuvau, išpailsėjau, vandenuką atsikėliau.
einam atgal. Nu, ten viršūnė. Dabar kaip atrodo lipimas į apačią. Lengvai. Lengvai biški. Dar lengvai. Paskui biški stačiai. O, dar kažkas ateina. Hello. Are you going on the top? You alone? 5 minutes, huh? Sorry? 5 minutes? 5 minutes, 20 seconds. Ah, okay, perfect. Perfect. 5 minutes, that's on. You can relax more 5 minutes. Are you from? Germany and you? Guten Tag. Guten Tag, and du? Litauen. Litauen. Yeah, Cool. Litauen. You come from Valbona or from Tet? Montenegro. From Montenegro. Oh, Oh, it's a long way. 30 kilometers. 30? 30. Oh. 13, sorry. Yeah, because it's a long way to, if you stay in hotel downstairs in city, yeah? Yeah. Yeah, it's a long distance till you starting. And you start where? Valbona Ah, okay, it's nearer, huh? is there. 9 kilometers. Yeah, also. Nu, po trupučiuką renkasi. Žiūrėkite, dar 2 merginos. Ne, vaikinai. Nu, dar 2 keliautojai lipa į kalną. Prašau. Baigia perkopti sniegą. Su 2 lazdom per sniegą. Iš vis normaliai. Smagu. Norėjau pakalbėti dabar apie, kas mane sieja su tuo Vlakolata. 23 metais atvažiavau į Montenegro. Nes, neatsimenu to miestelio. Ir iš ten bandžiau užlipti. Čia buvo balandžio mėnesį. Lipau, su mašina ėjo nemažai pavažiuot. Buvau vienas. Paskui pradėjau lipti. Smagiai, saulė šviečia, smagu. Ir paskui sniegas. Va štai intarpas. Kaip atrodė. Nu ir ką? Teko grįžti. Tai mano pirmas susitikimas buvo neįvykęs įkopimas į Zlakolatą. 24 metais su Vilma buvom 1 mėnesį Albanijoje. Ir kadangi pradėjo labai lyti, mes kancelinom ir važiavom į Lietuvą. Bet Lietuvą važiuojant, aš sugalvojau planą. Sakau, Vilma, užvarom iki Montenegro. Užlipsim į kalniuką nedidelį. Ir mes su Vilmute lipame į Zlakolatą. O štai va dabar yra mano 3 bandymas. Ką, jau 8,5 valandos kaip keliauju. Dabar išėjau iš miško ir atsiveria, žiūrėkit, vaizdas. O ten mano mašina pačioj. O, kaip fainiai. Nebedaug beliko. 8,5. Gal kokia 40 minučių gal. Labai smagus haikas. Nieko per daug ir nepavargau. Pavargau, bet ne taip, kad tenai būtų kažkas tai. Wow, kad būtų. Kad nenorėčiau. Bet vis tiek rytoj ilsiuosi biški, pailsėti biški. Ir turiu tokį planiuką. Ne rytoj, poryt. Nueiti iki Tet. Ne iki Tet. Iki Tet viršūnės Submit. Nes aš neturiu nieko nufilmavęs. Ir norėčiau nusifilmuoti Tet. Iš Valbonos į Tet ėjimą. Bet neįsiu iki Tet. Užlipsiu iki Tet to Submit, kur yra tenai. Ir ten mačiau dar kažkur tai yra vienas toks kalniukas. Ir tai į tą kalniuką užlipsiu. Ir plus dar su mašina nuvažiuosiu kur nors biški arčiau. O gal net nevažiuosiu.
pažiūrėsiu, kaip čia bus. Gal dar vieną naktį. Gerai, einam toliau. Paukščiai čiulba. Ai, tiesa, va, dar norėjau ką pasakyti. Kai aš haikinu, aš niekada ausinėse neturiu, gal ir turiu kartais tenai, bet, nesiklausau jokios muzikos. Klausausi gamtos. Paukščių, griežų, bičių. Pilna čia tų gyvių. Sau, šalia tako, sau leidžia laiką, jinai. Bet taip sustingus, nieko. Pamačiau pagaliuką šalia, žinai, kad nusiuoštų. Ne. Paskui taip biškį taip pačiapiniau su lazdyke, arčiau. Kainėrė, kitoj pusėje. Tai va. Nepavyko šiandien nesutikti gyvatės. Sutikta gyvatė. Bet laimingai, neįkando, neužmyniau. Kas čia daro šiandien dabar? Bėg kažkur tai. Lemba nebėga. Nebailys. Eik nuo kelio, kad neužminčiau. Čia kažkur įdėjau. Šmikšt. Gyvatė, drėžas ant kelio. Kas čia daros? Laikas namo. O namai va yra dar tenai. Ten apačioj. Kiek čia dar truksiu, nežinau. Čia jau taip. O čia tai didelė. Kas čia daro su tom gyvatėm? Ho. Ten nuvarė. Kas čia daro? Trečia gyvatė iš eilės. Eina aplink ir vienatė. Bet ten kokio metro jau didelė. Apeikim. Netrukdykim jai. Dar nusivažiuosi ją pačiam lemą per tą gyvatę. Neužlipti ant kitos dar. Kas čia dabar yra, blema? O tenai gyvatė buvo. Vėl gyvatė. Maža gyvatė, driežas ir didelė gyvatė. Nieko. Viskas laimingai, gerai. Va, žiūrėkit. Bliamba, kad šoko. Vėl driežas. Kas čia dabar su tais gyvūnais? Kas čia yra? Vakarienė jiem. Aš ant vakarienės pasiruošęs esu. Tikiuosi, ne aš esu vakarienė jiem. Vėl driežas, tas rudas driežas. Ne rudas, žalias. Bet jie nepavojingi ten liktai. Įdomiai čia man. Net nebenoriu telefoną išjungti. Gerai, jungiu. Jeigu bus, tada dar parodysiu. Va jau prie mašinos. Maunusi laukbatus. Kaip kojas atrodo. Nuvargusias kaip ir aš. Tai va, po 8, po 6, 10 valandų haikas. Eisiu kavutės gerti. Apie haiką papasakosiu paskui. Na, žiūrėkit, kokių šiandien vakarienės kokias nusipelniau. Jautienos mėsytė su svogūnais, bulvytės, agurkai ir paskui va. Ir atsisėsiu čia, aišku, mašiną, bet vat viršuj. Žiūrėsiu į ten tą tašką. Nes jau tenai, už ano kalno. Ir ten paskui atsiveria tas visas Zlako Lata.
Jau po dušo, valgyti darosi, kavytė išgerta, blemba smagiai. 9 km iki viršaus truko. Trukau 5 valandas, mažiau ten, 4:45 kažkur tai, nesvarbu, dėkim, 5 valandas trukau tenai. Ten dar buvo kiniečių pora, jie nusileido, aš pabuvau kokį pusvalanduką ten. Biškai pavalgiau, pasidžiaugiau savo vienatvę. O, žiūrėkit, mano skalbiniai, kaip vyksta po skalbyklos. Ir rytoj kaip tik skalbimo diena, editinimo diena, relax diena. Po šitokio skanaus pasivaikščiimo šiandieną. Ką čia norėjau sakyti toliau? Ai, tai va. Į viršūnę buvo sniego. Vienu žodžiu, labai patiko. Labai patiko tas hikingas. Tai yra mano, kaip vėl kartojas, antras užkopimas, ne ką prastesnis negu pirmas. Pirmas irgi labai smagus. Vilmutė. Antras irgi. Na, o trečias su tavim. O kodėl ne? Vienu žodžiu, užskaityta diena. Labai užskaityta diena. Taip, kaip ji turėtų būti. Ate.